Tai iš tikro, taip keista, dar man taip nėra buvę, kad lik antra Dakaro diena, o mes dar visiškai nesijaučiam Dakare. Atrodo, kad atvažiavam atostogauti. Ir gal tai yra atsakymas, netgi kodėl Dakaras turėtų iš tikro vis dėlto vykti Afrikoje. Vis dėlto sutikim, kad ten tokių nebūna, tokių liūčių ir taip ilgai, kad čia pradėtų vieną po kito greičio ruožus atšaukinėti ir net ir rytoj gali visko būti, tai vėl, Afrikoje taip nebūdavo. Kaip bebūtų, visi važiuodavo ir turėdavo įveikti tai, kas yra numatyta. Man, pavyzdžiui, irgi šiandien iškyla tokia dilema, čia daug kas dabar šneka stovykloj, tai kaip turėtų būti tokiu atveju, ar čia dėl ko atšaukė. Aš sakau, jeigu atšaukė dėl saugumo, jeigu buvo nebesaugu, tai tada viskas tvarkoj, tada mes palaikom ir suprantam, bet yra antra priežastis ir aš manau, kad būtent ir ta priežastis yra, dėl ko yra atšaukiami tie greičio ruožai vienas po kito. Tiesiog sąlygos, kuriuose tektų važiuoti lyderiam ir tiem labai palaikomiem organizacijos, reiškia, 30-ųjų, tai jie yra, sakykime, biški išponėję ir jie jau nebevažiuoja tokiom sąlygom, kai yra ne taip, prie ko jie įpratę, kam jie ruošia savo mašinas ir kaip jie treniravosi. Ir Dakaras jis biški čia irgi įsigimsta, reiškia, yra pataikaujama. Taip, bus purvo, bus sunku, bet, pavyzdžiui, tokiem gal dalyviam kaip mum, kurie atvažiuoja iš nedidelių kraštų ir ypač iš rytų Europos, kurie pripratę prie purvo, pavyzdžiui, prie trofių, tai gerai, tai mum tai, pavyzdžiui, labai viskas ten tinka. Aš, pavyzdžiui, būčiau, nors gervės neturiu šitam automobilį, bet aš kaip buvęs trofistas, tai su džiaugsmu būčiau nusileidęs padangas ir manau, kad mes ten būtumėm dar neblogai pavarę. Ir manau, daug kas iš antros pusės lenktynininkų būtų visai neblogai pasirodę šiandien. Galimas daiktas. O lyderiai, aišku, vėl, jiegi švarus, jiegi yra ponai, jiem negalima ir vėl, tai yra pataikaujama. Ypač, manau, Peugeot komandai, kur yra galas varomas, jiem būtų tikrai daug sunkiau, bet tai palaukit, bet tai yra Dakaras, aiškiai, jeigu sninga, mes turim gauti viską, kas yra. Dabar, kai yra sunku lyderiam, tada yra viskas atšaukama, kai yra sunku mum, tai ten dzin, žinai. Tai va čia mano tokia nuomonė, kad taip neturėtų būti, bet, yra kaip yra. Mes buvom pasiruošę, žinau, kad jeigu dar bus tų purvų, tai su džiaugsmu priimsim bet kokias sąlygas, kokios bus. Dakaras ir turi būti sunkus, o mum iš tikrųjų yra lengva tada, kai yra sunku. Nes mes tam esam pasiruošę.